mus šiandien yra rudens mugė. Sveiki atvykę į Kardokus. Čia mūsų meilės ir šviesos planeta, čia mūsų Azija erdvė. Ir taip, kur tik bežiūrėsime, visur besišypsantys veidai, jau kai kurie esate ir patys, kai kurie yra atvykę kitų mokyklų. Ir visi patys pasigaminę savo produktus, susirinkome ir kaip šeima dalinamės. Paruošėme mes patys ir programą, ir vaikučiai repetavo šokių, ir dainų, ir muzikos kūrinių patys groti instrumentais. Čia žinau, kad jau tradicija, nes šiais metais jau 8 metai Kardokų akademijai. Ir šiandien džiaugiamės, nes ir saulė šypsosi, ir mes visi šypsomės. Mes studijavome iš Melkio mokyklos, bandom užsidirbti pinigus kelioniai, pardavinėdami mugėse ir darom kažką bandom. Aš pardavinėju medų, tašytės ir kilimėlis rankšluostėlis. Šis kilimėlis yra skirtas pamaudymosi, kadangi mūsų mokykla, Melkio mokykla, mes grūdimės visus metus, tai žiemą, pavasarį, rudenį, tai labai praverčia žiemą, kai yra šalta kojam, tai va. Vyksta patiriamoji saugaus eismo edukacija. Tai dalyviai atsisėda į automobilį, užsisega saugos diržą ir gali patirti, kaip iš tikrųjų jaučiasi eismo dalyvis, kuomet automobilis verčiasi. Tai klausimų tikrai niekam nekyla, ar verta užsisegti ar neverta. Jeigu būčiau neprisisegęs, kas tada? Tai va, čia vyksta, trumpai tariant, patiriamoji edukacija. Vyko kakavos ceremonija, kuri jungiasi su garsais, čia visokiausių instrumentų ir su nuostabiu kakavos gėrimu. Tai mes ir gintaro dulkės metėm į ugnį. Ir sugalvojom norus. Ir norus galvojom. Ir į kakavą prikrovėm daug meilės, džiaugsmo, šilumos. Tada užsimerkę, uostėm kakavą, ragavom, dainavom, grojom instrumentais. Grojom nuostabiai. Nuostabiai grojom, kaip saulė sako. Tai čia vyko, žodžiu, kakavos ir garsų magija. Edukacija laiko kapsulė, atvykau iš Šakių viešosios bibliotekos, norim paskatinti vaikus kaupti savo pozityvius prisiminimus, stebėti gamtą ir taip pat pamoka, kaip panaudoti antrinės žaliavas. Parduodam molinukus, spurgas, muilinės, valgomus kristalus skaidrius ir vieną druskinį nevalgomą. Perka tokius vitražus tenais, kaip... jau 2 nupirko. Ir tokių tarkyklių vieną jau nupirko. Edukacija, kaip pasidaryti mini terariumą. Čia šito terariumo įdomiausia dalis, kad jį pasidarai, uždarai dangtį sandariai ir jisai turėtų išgyventi virš metų ten su viršu. Nes vanduo niekur neišeina, nes uždarytas dangtis ir ten su žemė turėtų ateiti su tokiu vabaliuku, kurie iškvėpuoja deguonį ir ten uždara ekosistema tokia vyksta. Šiukų Dovydai, kur tu? Nori? Taip, tai buvome kartus 6 nuėję į žygį per pelkes. Reikėjo kirsti 4 kartus, jeigu neklystu, upę, pabraidžioti per pelkes. Reikėjo komandinio darbo, nes vienoje vietoje netgi bandėm statyti savo tiltą, bet paskui nusprendėm, kad nepavyks. Viskas gerai, visi sveiki ir gyvi, viskas gerai, išskyrus telefonas. Tai telefonas dabar yra džiovinamas ir taip, labai rekomenduoju, labai smagu buvo pabūti tarp gamtos.